Iš dalykų, kurį man rekomendavo įsigyti, ko gero visos mano mamos draugės, tai yra gultukas. Tai nuo kadagi jo reikia? Taip, gultukai, taip, teisingai jums ir rekomendavo iš tikrųjų. Tai gultukai reikalingi, sakykime, nuo tada, kada jau yra tai mamytai poreikis iš tikrųjų. Nes, kaip žinom, pradžioje, aišku, tai yra vežimėliai ir kėdutės automobilinės, o čia yra gal daugiau pagalbininkas iš tikrųjų mamytėm. Tai yra, sakykime, tas pats dalykas, jeigu mamytė kažko užsiima ir vaikučio nenori palikti vieno, tai tiesiog pasiima šitą gultuką, tiesiog atsineša į tą vietą, kur jinai yra užsiėmus, jis pasiguldo vaikutį ir tiesiog tas artumas yra tarp abiejų, nes vaikutis mato mamą, mama mato vaikutį ir abudu laimingi yra. Ir nuolatos girdžiu vieną ir tą patį patarimą įsigyti būtent Baby Bjorn gultuką. Tai kuo jis yra ypatingas? Taip, tikrai taip, nes šis gultukas šiaip yra nuo 3,5 kg, tai netgi galima patį mažiausią vaikutį įsidėti ir iki 13 kg, tai maždaug iki poros metukų. Jeigu ir poros metukų, sakykime, mes puikiai, čia yra sagutės, kurios atsisega. Užtenka vienos pusės. Jeigu mažyčiam, taip pilnai užtenka tos vienos sagutės, jeigu, sakykime, jau vyresnis, tai galima nusekti, jisai pats atšoka, pats sau linguojasis, pats sau žiūri tą patį televizorių arba, sakykime, kažką tai ar žaidžia. Taip. Vėlgi jisai turi 3 pozicijas, kurios yra reguliuojamos. Sakykime taip, tai yra dabar taip. Galime taip, tai yra, čia yra miegamoji pozicija, čia yra žaidimo pozicija, čia yra poilsinė tokia pozicija ir gali būti žaidimo pozicija. Čia yra žaidimo pozicija. Taip, čia yra žaidimo pozicija. Čia yra tokia kaip poilsio pozicija skaitosi ir čia yra ta pati miegamoji. Aha, supratau. Šiaip iš tikrųjų nėra ko bijoti, aš girdžiu irgi iš mamyčių tokių komentarų, kad tai dėl nugarytės, sakykime, neergonomiškas, sakykime, jisai tikrai ergonomiškas yra, mažiukam tikrai tinkantis. O kiek laiko vaikutis gali daugiausiai praleisti tokiame ar ne gultuke? Pradžiai tai vėlgi, kaip ir automobilinėse kėdutėse, iki 2 kokių valandų nepilnai nepiknaudžiaujant iš tikrųjų. Reikėtų daryti pertrauką. Taip, būtinai, nes jie yra dar per mažiukai, dar yra nugarėlės nesustiprėjusios, tai kad... O būtent, pavyzdžiui, juoda yra vienintelis variantas, ar turite ir kitokių spalvų? Tarkim, labai gražu kreminė spalva. Yra ir kreminių, gali būti ir pilkų, gali būti žalių, gali būti rožinių, kitom mamytėm labai patinka, įvairiausi, žinokit, pasirinkimas tikrai didelis yra. Ir taip pat, atėjus į jūsų parduotuvę, aš matau, kad turite ir didžiulį gultuką, tai turbūt tėveliai gali išbandyti tą komfortą. Prašau, galite ir jūs išbandyti, pasižiūrėti. Kaip čia atrodo? Gerai, tai man reikia dabar atsidaryti. Taip, pasisegam. Ir pasižiūrėkim. Tai jis tam yra skirtas, kad tėvai galėtų įsivaizduoti, kaip jaučiasi jų mažylis. Ar ne tenai įsitaisęs? Žinokit, kaip įsėda tėveliai, tai žinokit tikrai. Ir ar ne? O, jis taip patogiai atsilenkia. Taip. Šitą baldą tai galėtų pirkti tėvai tiesiog kaip savo, net neturėdami vaikų galėtų šitą pirkti. Taip. O čia vaikus galit pajausti, ką jaučiam, sakykime, mūsų mažyliai. Puikiai suprantu, kodėl jam taip patinka būti Baby Bjorn. Tai šį dalyką jūs visą laiką turite parduotuvėje, tėveliai gali išsibandyti. Visą laiką. Belenkada ir visada. Fantastika. Gerai, tai tikrai bus vienas iš dalykų, kurį įtrauksiu į savo svajonių sąrašą.